Sveiki, kaip ir kiekvieną savaitę su jumis Mūzos kultūros aktualijų ir teigiamų emocijų laida. Šįkart kalbėsime apie naują rusų klasikos interpretaciją Nacionalinio Kauno dramos teatro scenoje, taip pat apie kinų karpinių paveldą, bet pradėti norime nuo išskirtinio reiškinio 20-ojo amžiaus Lietuvos kultūros gyvenime. Kauno meno mokyklos maestro Zenono Varnausko, kuriam šį mėnesį būtų sukakę 90 metų. Retrospektyvinė Zenono Varnausko paroda puikiai galimybė išvysti dailininko kūrybos visumą. Čia ir pirmieji pokariniai peizažai, 20-ojo amžiaus 5-7 dešimtmetyje sukurta tekstilė ir karikatūros, vėlesnioji tapyba guašu ir net brandžiojo laikotarpio eksperimentai su kopijavimo aparatu. Išradingai, itin profesionaliai ir estetiškai paruošta ekspozicija, parodos kuratorės, žinomos menotyrininkės Rasos Andriušytės Žukienės nuopelnas. Varnausko kūryba faktiškai atspindi labai didelę Lietuvos modernistinės dailės dalį ir labai ryškų etapą. Nors, kaip sakiau, kalbėdama atidarime, reiškia, ta pradžia yra jau po to, kai Kauno meno mokykla buvo suardyta. Jinai buvo suardyta 40 metais, pasikeitus santvarkai, bet vis dėlto ir pokario metu, ir karo metu čia dar dirbo tie patys dėstytojai. Ir dėl to, pavyzdžiui, ankstyvuose peizažuose labai ryškiai matyti, sakytum, tokia netgi secesijos tradicija, realizmo tradicija, kurią toj mokykloje įdiegė Petras Kalpokas. Vos įžengus pro duris lankytojus pasitinka pats dailininkas, dar jaunas, mąsliai besišypsantis, tarsi norėtų pasakyti, aš tegul ne fiziškai, bet savo dvasia, savo kūriniais vis dar su jumis. Akį patraukia ir viena kamerinė erdvė, kurioje gali pajusti Zenono Varnausko kūrybinių dirbtuvių dvasią. Dažų paletė, teptukai, krėslas, menininko kojų numintas kilimas. Sudaro įspūdį, jog dailininkas vos prieš akimirką baigė tapyti ir trumpam išėjo, palikęs ore tvyrantį dažų kvapą ir nenusakomą meno aurą. Toliau yra tekstilė, nes Varnauskas baigė tekstilės, vadinamą dekoratyvinių kilimų katedrą tuo metu ir jisai gavo tais mano minėtais 1947 metais pirmąjį tekstilininko diplomą. Jisai buvo pirmasis Lietuvos tekstilininkas turintis būtent tokį diplomą. Ir jo tekstilės mokytojai, labai įdomu, toj katedroje buvo ne tekstilininkai. Tai buvo Viktoras Petravičius grafikas, Liudas Truikys scenografas ir turbūt ne ta siaura specializacija svarbiausia, bet svarbiausia, kad jie savo studentams būtent ir suteikė tokius bendrus prieškarinio Paryžiaus meno pagrindus. Tai yra, reiškia, taikomosios dailės kūrinys, svarbu ritmas, svarbu architektonika, svarbu, reiškia, ornamentika. Ir tą paryžietišką tradiciją dėstytojai įdiegė taip, kad jinai būtų jungiama su lietuvių liaudies menu. Visas dailininko Zenono Varnausko kūrybinis gyvenimas prabėgo Kaune. Be šio energingo iniciatoriaus neįsivaizduojamas 20-ojo amžiaus Kauno meno pasaulis. Zenonas Varnauskas buvo ne tik produktyvus kūrėjas, bet ir vienas iš Kauno aukštosios dailės mokyklos įkūrėjų bei dėstytojų. Šitas eksponavimas, man, kaip asmeniui, man kaip dailininkui, yra tam tikra prasme dovana. Todėl, kad su gerbiamu Zenonu Varnausku mes išdirbom daugiau kaip 30 su viršum metų. Jis buvo dėstytojas, bet sumanyta buvo jo kaip kolega, kitaip sakant, aš baigiau dailės institutą ir buvau paskirtas į Stepo Žuko technikumą, ir tada jis ne taip dar vadinosi. Ir sumanyta buvo jo, kad atgaivinti Kaune dailę, kaip reikia, ir įsteigti vakarinį skyrių. Jisai padarė didelis žygius, tikrai žygdarbis, kol ten viskas suorganizavęs, o reikėjo derinti patalpas. Technikumas tai dirba
iki 6, o jie nuo 6. Tai tas suderinimas buvo mums toks tam tikras ir sunkumas. Įdomumai tokie buvo, kad ateinam iš ryto į paskaitas, mūsų moksleiviai neberanda kai kurių inventoriaus, nes vakariniam reikia kitokį, perneša kitur. Tai, bet galų galit mes tas taip susiderinam, kad tikrai draugiškas, toks gyvybiškas buvo bendravimas. Nors profesionali tapyba dažniausiai siejama su aliejaus technika, o Zenonas Varnauskas kūrė vien guašu ir temperą, jis novatoriškai praplečia šių paprastų technikų galimybės. Demonstruoja meistriškumą į vientisą plastinį audinį sujungdamas piešinį, spalvą ir judesį. Parodos kuratorės teigimu, šį menininką galima drąsiai vadinti moderniu eksperimentuotoju. Jis ne tik tapė, bet ir aktyviai veikė nedidukėje tapybos plokštumoje. Liejo, varvino dažus, draskė ir klijavo, trynė ir skutinėjo paveikslo paviršių ir keisdavo jį be gailesčio. Techniškai tai yra taip pat labai įdomus darbai, nes daug kur yra tokie šviesūs fonai ir figūros arba galvos siluetinės daugiau matosi. Tai tie šviesūs fonai yra dėl to, kad dailininkas labai mėgo, tai yra paprastas nestoras popieriaus lapas, bet jisai jį išskutinėdavo, išdraskydavo su peiliukais, su trintukais ir taip toliau ir iš naujo klijuodavo, vėlgi ieškodamas kompozicijos. Nes tada, išgauna ir aštrią liniją, ką šiaip tapyboje, susibendrina linijos, bet, skutinėdamas jis išgauna aštrią ir jis išgauna tarsi aplikaciją. Ir dar viena paralelė, 50 metais, pavyzdžiui, Henri Matisas Paryžiui iš tiesų darė aplikacinius paveikslus. Tai mūsų pusėje, aišku, niekas to negalėjo žinoti, bet paralelė, kaip, sakysim, menininko mąstymo ir ką jisai bando surasti arba atlikti tame popieriaus lape, tai per tai galima vesti tokią komparatyvę paralelę. Zenonas Varnauskas gilinosi ir į Paryžiaus mokyklos dailininkų reprodukcijas. Kadangi išvysti originalus, sovietmečiu buvo beveik neįmanoma. Prisimindavo ir Kauno meno mokyklos dėstytojų, regėjusių Paryžiaus meną, jam duotas pamokas. Guašais daug kas tapo, išbąla tie darbai, mokyklose visi, bet čia yra tokia mokykla, tokia tradicija santykių, spalvos psichologijos ir kitur pamatai ir Van Gogą, ir Samuolį, ir tuos minėtus, ir Lautreką, ir Munką, ir tas technologijas, kaip Rasa puikiai papasakojo nušvietė. Po tuom visuom slypi jo begalinis žmoniškumas, jo lietuviškumas, sakyčiau net. Kas tas lietuviškumas? Tai Varnauskas žiauriai, sakyčiau, lietuvišką dailininką etalonas. Bet ne toks, kad lyrikas ar smuikelis būtų. Atlėkdavo į Vilnių, atvažiuoja ir pasakoja visas bėdas Kauno, kas kyšius čia ima per stojamuosius egzaminus. Viską parduodavo man rektoriaujant, bet geranoriškai, norėdamas, kad pakeist, pergyvendamas dėl šitos mokyklos, kurią tokiom sąlygom netikėčiausiam atkūrė vakarinį skyrių. Pokario dailininkai Europoje, jie tuo metu pergyveno tokį egzistencinės prasmės paieškų etapą. Ir pavyzdžiui, buvo tokių dailininkų kaip Baconas, kuris tada tapė, vienišumą, skausmą, visokias išdraskytas mėsas ir taip toliau. Ir tai buvo vakarų europietis, kuris, sakysim, karo taip tiesiogiai neišgyveno. O mūsų dailininkai išgyveno čia tautos perdalijimą, 44-ais tie visi didelė dalis Lietuvos menininkų turėjo trauktis iš Lietuvos. Čia buvo pokarinių kovų, partizaninių kovų etapas ir čia yra žmonės, kurie turi kurti meną. Tai aš norėdavau, darydama parodą šitą, norėjau įsijausti, ką turėjo žmogus jausti, menininkas, kai jam reikia daryti kompoziciją, kurti aukštą meną, kai aplinkui, galima sakyti, aidi šūviai. Tai
toks labai įdomus. Ir turbūt būtent dėl to toliau tapyboje Varnauskas nuolatos kartoja tą patį klasikinio meno motyvą – motina ir vaikas, kaip Marija ir kūdikis, arba moteris su globojanti. Ir kaip tie vakariečiai, kur paminėjau, reiškia, kalbėjo apie beprasmybę, apie žiaurumą, apie vienatvę ir siaubą, tai mūsiškis dailininkas kalba turbūt apie globą, apie meilę, apie priglaudimą. Galbūt panaši patirtis, bet jos išraiška yra tokia, reiškia, daug stipriau humanistinė pusė. Energingas organizatorius, atsidavęs, sąžiningas ir itin mėgiamas tapybos dėstytojas, impulsyvus, eksperimentuojantis ir labai savitas tapytojas, tekstilininkas bei grafikas, buvo ir puikus sutuoktinis bei tėvas. Su šiluma prisimena beveik 40 mečius su dailininku praleidusi jo žmona, taip pat menininkė Aldona Tamošaitytė Varnauskienė. Buvo charizmatiškas žmogus labai. Ir žinoma, dar jaunesniai ir buvo tikras iššūkis su juo pradėti gyventi iš tiesų. Tai žodžiu, bet pamažu taip kažkaip viskas, tie kampai tokie nusišlifavo, gimė vaikai, mums, kadangi abu jau tokie vyresni buvom, tai jau ir menai, ir vaikai mums buvo didelis rūpestis. Jis turėjo daug nuoskaudų gyvenime, bet jis šeimoje jisai to neparodydavo. Jis, reiškia, užsidarydavo keliom dienom, jis nueina, dirba ir, reiškia, ir tokiu būdu kaip meditacija. Jo menas tai yra jo meditacija. Jis nei vieno nėra užsakymo padaręs ir iš tiesų jis nesiekė panašumo, jis ieškojo žmogaus vidinės būsenos. Jis vis dėlto buvo labai didelis psichologas. O per tą savo didelį kuklumą, tai aišku, jisai netapo nei profesorium, nei kokių atžymėjimų negavo. Aš irgi ne per daug raginau, mums kažkaip nebuvo tas pati svarbiausia gyvenimo dalis. Retrospektyvinė paroda Zenonas Varnauskas Kauno mokyklos maestro lankytojams atvira iki gegužės 5-osios. Ivano Turgenevo Mėnuo kaime savąją versiją šią savaitę Kaune pristatė Maskvoje dirbantis režisierius Valius Tertelis. Tai spektaklis apie išskirtines žmogų valdančias jėgas, meilę ir pragaištingą aistrą. Teigiama, jog XIX amžiaus rusų literatūros klasiko Ivano Turgenevo pjesė Mėnuo kaime iš pradžių buvo uždrausta carinės Rusijos cenzūros. Veikiausiai tuometinė valdžia ir visuomenė dar nebuvo pribrendusi kontroversiškos situacijos, ištekėjusios kilmingos moters meilės pavaldiniui viešinimui. Ir tik po 20 metų, kai rašytojas išgarsėjo, šiam kūriniui atsivėrė teatro durys. 1872 pjesė pirmą kartą buvo pastatyta Maskvos scenoje. Tačiau tikroji spektaklio Mėnuo kaime vertė atsiskleidė teatro genijaus Konstantino Stanislavskio režisūrinėse rankose. Interpretuoti Turgenevo pjesę Kauno scenoje ėmėsi žymaus rusų režisieriaus ir pedagogo Piotro Fomenkos auklėtinis, teatro režisierius Valius Tertelis. Šitą pjesę paliečia labai žmogiškus dalykus, kurie yra kiekviename iš mūsų. Tai čia yra vienas iš baisiausių dalykų, tai čia yra aistra, apie kurią aš sakau. Aistra, kurie sudegina viską, kuri nevaldoma, kaip Aristotelis sako, aistra labai baisus dalykas, nes jinai nevaldoma, neprognozuojama ir nežinoma, ir žmogus net negali jos valdyti, nežino, kas su juo bus. Čia beveik nelemtis, aišku, bet reiškia aistra, kuri tave ir užsuka taip, kad paskui ir užsuka visus aplinkinius ir visus taip, kad paskui nežinia, kas pasilieka. Kartais iš jos iššokama, bet jinai visą laiką palieka žmoguje labai didelį tokį, kaip rusai sako, slėt, tokį reiškia šešėlį, tokį gerą anspaudą. Va dėl to, man atrodo, ta pjesė bus visą laiką įdomi. Spektaklio veiksmas žiūrovus nukels į tingę vasarą kaime, kuriame turtingo dvarininko žmonos Natalijos Petrovnos nuobodulį protarpiais prablaško šeimos draugo kompanija, ilgi pasivaikščiojimai ir stalo žaidimai.
Tačiau šį idilišką sąstingį netikėtai nutraukia mokytojauti atvykęs jaunas studentas, kurio dėka dvaro gyventojų širdise užverda tikros aistros. Troškimas, noras mylėti, būti su kitu žmogumi, ar tai būtų laikina, ar tai būtų amžina, jis vis tiek išlieka toksai pats. Ir man asmeniškai ruošiantis, kažkaip kuriant šitą vaidmenį, atėjo tokia mintis iš būtent Antono Čechovo Dėdės Vanios, reiškia, pjesės, ten daktaras sako tokią frazę, kad žmoguje turi būti viskas gražu, ir siela, ir išvaizda, ir rūbas. Todėl kažkaip tarp šitų dviejų moterų, tarp Indrės ir Nesos, man yra tokia savačiškai labai palengvinama situacija, todėl kad daug ko daryti nereikia, nes yra tiesiog puikios, nuostabios aktorės, nuostabios moterys, labai gražios, labai talentingos, įkvepiančios, o visa kita tai yra veiksmas scenoje, kurį išgyveni kiekvieną kartą. Tai labai įdomu buvo ta tokia, aš pasakyčiau, tokia, žinot, tokia soti katė ant šieno, tokia murkianti, tokia, žinot, moteris, kurioms viską atleidžia, jos viską sau leidžia, o paskui jos visas gyvenimas labai sukratomas. Tos aistros netikėtos, tos, kai jis sako, aš dabar pirmą kartą myliu. Va, ir tada jin pamina viską, ir savo šeimą, ir vyrą, ir vaiką, ir man pačiai tai atrodo labai baisu. Aš manau, kad spektaklis tai yra apie amžinąsias vertybės žmogiškas. Kad ateikit, pažiūrėkit, kaip galima vienu pūstelėjimu nunešti viską. Bet tos aistros ne nuo mūsų priklauso, jos kaip kažkoks vėjas įsisuka į žmogaus gyvenimą ir prasideda, ir gali trokšti ją suvaldyti, atsikratyti. Na, kartais galima jas pakoreguoti. Tik atrodo taip, bet va, aistra tai yra apsėdimas. Režisieriaus teigimu, meilė yra ne tik jausmas, bet ir begalinis darbas. Todėl šiuo spektakliu siekiama parodyti stipriausias žmogų valdančias jėgas ir publiką įtraukti į šiandieninio žmogaus vertybių apmąstymą. Tai yra klasika, tai yra amžina. Mūsų nebus, jūsų nebus, o Turgenevas bus. Kaip ir Šekspyras. O dabar metas pasižvalgyti leidyklos Tyto Alba naujų knygų lentynoje, ir tą darome jums puikiai žinomoje vietoje Kauno centrinėme knygyne. Tahiras Šachas, šiųmetės Vilniaus knygų mugės svečias, puikiai žinomas savo kūrybą. Ir ne tik pažįstamas, bet ir tikrai mėgiamas. Jis turi ne vieną Dievo dovaną. Yra puikus pasakotojas ir moka įtikinti savo skaitytojus, kaip beje ir žiūrovus mat autorius kuria ir dokumentiką savų požiūrių, savo suvokimu. O ši knyga tai taikus, išminties, aistros ir humoro nestokojantis pasakojimas apie vieną didingiausių visų laikų išlikimo istorijų. Tahiras Šachas, sužavėjęs įvairių šalių skaitytojus autentiškais, išmintingais ir šiltais savo paties kelionių aprašymais, dabar imasi istorinio romano. Timbuktu tikra istorija paremta knyga apie Afrikos miestą pastatytą iš gryno aukso, apie bergždžius keliautojų bandymus pasiekti šį miestą svajonę ir apie žmogų, kuriam tai iš tiesų pavyko. O dabar mano rankose Danilo Harmso Nutikimai tiksliau naujas šios knygos leidimas. Totalus žmogaus asmenybės tragizmas ir komizmas. Ne visiems rašytojams pavyksta taip ryškiai užfiksuoti šias dvi būties pusės. Tokie dalykai nesensta, įsitikinęs lietuviškojo vertimo autorius Sigitas Parulskis. Jis sako, kad versti Harmsą nelabai sudėtinga, bet jo paprastume gali slypėti pavojus. Harmso juokas nemirtingas, egzistencinis, patvirtintas autoriaus likimu. Totalus žmogaus asmenybės tragizmas ir komizmas. Ne visiems rašytojams tai įkandama. Tokie dalykai nesensta, o tai nesunkiai suprasite atsivertę šią išties jūsų dėmesio vertą knygą. Na ir dar apie 52 mūsų mąstymo klaidas. Rolfas Dobelį pripažinimą pelnė šveicarų ekonomistas, aktyvus visuomenės veikėjas, laisvalaikiu rašantis romanus.
Knygoje Aiškaus mąstymo menas klodai labai smagiai ir tikrai aiškiai pateiktų atsakymų į įvairiausias gyvenimiškas situacijas, kurias suprojektuojame kasdienėme gyvenime. Čia sužinosite, kodėl nuolat pervertiname savo žinias, o kitus laikome kvailiais, nors jie iš tikrųjų tokie ir nėra. Kodėl koks nors teiginys netampa tiesa, net jeigu jį įsitikinę kartoja ir milijonai žmonių. Kodėl laikomės įsikibę seniai paneigtų teorijų? Tikrai aišku viena, ši knyga padės išjudinti mąstymą ir į pasaulį pažvelgti kitaip, aiškiau, paprasčiau ir žinoma išmintingiau. O dabar kai kas artimo ir tuo pačiu labai tolimo. Kinų karpiniuose ir Lietuvos tautodailėje yra daug panašių temų, motyvų ir simbolių, tačiau kultūriniai skirtumai akivaizdus. Visą tai galima pamatyti karpinių meistrės iš Kinijos parodoje. Kauno tautinės kultūros centre eksponuojama paroda pristatanti senąsias kinų karpinių meno tradicijas bei unikalią šamanizmo kultūrą. Tautodailininkė Yang Zhihong yra itin žymi ir nusipelniusi Kinijos karpinių meistrė ir viena iš nedaugelio savo šalyje, kurianti šiaurės rytų Kinijai būdingus darbus, kuriuose vyrauja senųjų šamanizmo religijų archetipiniai simboliai. Kinijoje karpiniai priklauso nematerialiosios kultūros paveldui ir yra skirstomi ne tik į šiaurės ir pietų Kinijos karpinius, bet ir pagal paskirtį. Šiaurės rytų regione dominuoja šamanistinės kultūros pavyzdžiai, nes čia nuo seno gyveno klajoklių tautos, kurios išpažino šamanizmo religiją. Beje, jos apraiškų galima sutikti ir šiandien. Taip pat Kinijoje labai paplitę karpiniai susiję su žemdirbyste, juose gausu įvairių vaisingumo simbolių. Į parodos atidarymą susirinkusiuosius pasveikino Vilniaus universiteto Konfucijaus instituto direktorė Wang Liying bei dėstytoja Hing Yangbing. O susišnekėti ir giliau pažinti unikalų šios tolimos šalies kultūrinį paveldą padėjo puikiai kinų kalbą įvaldžiusi Konfucijaus instituto projektų vadovė Vilma Šniukštaitė. Mes įsikūrė Vilniuje prie Vilniaus universiteto orientalistikos centro. Taigi mūsų tikslas yra mokyti kinų kalbos, sudaryti sąlygas mokytis kinų kalbos lietuviams ir pristatinėti kinų kultūrą. Meistrė Yang Lietuvoje vieši jau antrą kartą. Pernai metais jį dalyvavo mūsų organizuotos kinų kultūros savaitės renginiuose. Iki šių dienų išlikusiuose karpinių pavyzdžiuose, kurių pagrindų kuria ir meistrė Yang Zhihong, atsiskleidžia senųjų tautų pasaulėjauta, analizuojant juos galima, nors ir netiesiogiai prisiliesti prie senosios klajoklių kultūros, jų pasaulėvaizdžio. Mano mama yra mongolė, o tėtis kilęs iš mažos klajoklių tautelės. Taigi nenuostabu, kad man artimi šamanizmo motyvai. Augau kaimo vietovėje, arti gamtos, todėl mano karpiniuose vyrauja ir žemdirbystės tematika. Karpiniais susidomėjau būdama vos 5, nes mane prižiūrėjo kaiminystėje gyvenusi senolių pora, abu karpinių meistrai. Jie man karpydavo žaislus, kuriais aš mielai žaisdavau. Būtent šie žmonės supažindino mane su karpinių menu ir įkvėpė toliau domėtis bei tyrinėti kultūrinį mūsų šalies palikimą. Šiaurės Kinijoje egzistuojančioje šamanizmo karpinių grupėje išskiriami 3 pasauliai – požemio, žemiškasis ir dvasių. Nors karpiniuose vyrauja vyriškas ir moteriškas pradai, dievybės vaizduojamos dažniausiai moteriškos lyties. Šis reiškinys išlikęs dar nuo matriarchato laikų. Karpiniuose vaizduojami ir su dvasiomis bendraujantis šamanai ar šamanės. Štai čia matome vieną pagrindinių šamanizmo dievybių – gluosnių motiną. Aplamai šamanizmo religijos pagrindas – tikėjimas aukštesniais dalykais. Taigi, kuo daiktas ar medis aukštesnis, tuo esą jis arčiau dvasių pasaulio. Tai ir matome – aukštą gluosnį, o jo viršūnėje – paukščius. Tai tarpininkai tarp žmonių ir dvasių pasaulio, o žuvis simbolizuoja žemę. Kita labai svarbi dievybė – devinkrūtė deivė, kuri siejama su motina žeme. Dažnai karpiniuose vaizduojama ir saulės deivė. Mongolų šamanizmo tikėjime egzistuoja mitas apie rytuose gyvenančią deivę saulę. Ji didžiakrūtė, nes tikima, kad deivė maitina žmonės šilumą. Taip pat krūtis simbolizuoja ir vaisingumą, o šie gyvūnai simbolizuoja žmonės.
O čia ritualą atliekantis šamanas. Atkreipkite dėmesį į jo veidą. Mes galime jį žvelgti tiesiai ir iš profilio. Toks vaizdavimas reiškia galvos kratymą, nes šamanas atlikdamas ritualą juda ir purto galvą. Šitoks vaizdavimas labai paplitęs kiniškose šamanistiniuose karpiniuose. Jei matome šamaną ar dievybę 4 rankomis, tai reiškia, kad norėta pavaizduoti, jog tos rankos judinamos. Dangaus kopėčias, 4sparnį paukštį, tigro gyvatės dvasias, besiskleidžiantį lotoso žiedą ar itin dažnai vaizduojama granato vaisių bei daug kitų simbolių galima sutikti meistrės Yang Ji-hong karpiniuose. Viešnia jau spėjo susipažinti ir su lietuviškais karpiniais bei tradiciniais lietuvių raštais ir teigia, kad nepaisant kultūrinių skirtumų ir milžiniško atstumo tarp mūsų šalių, liaudies mene galima atrasti tam tikrų sąsajų ir panašios simbolikos. Su viešnios nuomonė sutinka ir lietuviškų karpinių meistrė Eglė Vindašienė. Ta, ką darai, tai yra įprasminti save patį, savo aplinką, paskatinti, padėti gamtai, padėti, tom dievybėm. Tai reiškia, autorius, tiek lietuvių autorius, tiek kinų kultūroje tie autoriai, skirtumų nėra iš tikrųjų. Net ir tie visi gyvybės medžiai, panašios simboliai, bet ką jie vaizduoja, tai yra skirtumai, sakysim. Mes mažiau tų žuvų naudojam, tai pas mus požemės yra daugiau gyvatės ir žalčiai. Jie naudoja granatus, mes naudojam vaisius kitus, naudojam duoną, javus, reiškiasi obelis, kriaušės, nes tas gyvybės medis pas mus kaip ir ta yra grūšelė arba kokia obelėlė. Va, jie parodė karklus, savo gluosnius, sakysim, taip. Tai iš tikrųjų, tai matom, kad pasaulio kultūrose tai yra visiškai tas pats ir nesiskiria visata, kosmosas, tai yra tie patys simboliai. Kinų karpiniai turi kur kas senesnės tradicijas ir ilgą istoriją, kuri siekia kelis tūkstantmečius. Pirmieji kinietiški karpiniai buvo kuriami iš lapų ir medžio tošies. Įdomus jau minėti Lietuvai visiškai nebūdingi šio meno aspektai, tai įvairūs ritualams naudojami karpiniai, kurie Kinijoje, ypač šamanizmo kultūroje, itin paplitę. Kinijoje tikima, jog visa, kas gyva, turi dvasią, kuri yra amžina. Taigi, pavyzdžiui, siekiant palengvinti sunkų nėštumą ar gimdymą, karpama gluosnių motina, kurios viduje vaikelis, ir tam tikro ritualo metu šis karpinys sudeginamas. Taip siekiama dvasių palankumo. O jei namuose verkia neramus naujagimis, senoliai gali iškarpyti karpinį, kurį naktį uždega ir uždengia. Ir jei rytą karpinys visiškai sudegęs, reiškia, kad vaiko siela nusiramino ir piktoji dvasia pasitraukė. Simboliška ir raudona specialaus ryžių popieriaus spalva – tai apsauga ir laimė. Kartais dievybės karpamos iš juodo popieriaus ir tik labai retais atvejais iš balto, kadangi Kinijoje balta spalva priskiriama dvasių pasauliui. Pati karpau ir tas užuolaidėlės į langus dedu, naudoju apsaugai visą tai ir tai yra iš tikrųjų vienkartiniai, tai yra tikrai kalėdom ar Velykom ar kokiom vestuvėm ar krikštynom yra tai šventei, tai virsmui, tai transformacijai, tai jie padedantis. Ta aš pati tikiu, nes man karpiniai taip pat padeda. Ir ta, ką jos kalbėjo ir sakė, tai yra savastis, o tai yra svarbiausia. Yang Ji-hong savo meistriškumą pademonstravo gyvai. Be jokio specialaus pasiruošimo ar piešinio, vos per kelias minutes specialiomis žirklėmis įgudusios menininkės rankos raudono ryžių popieriaus lakštą pavertė stilizuotų granato vaisiaus paveikslu, simbolizuojančių gausą ir gerovę. Tai viskas, ką šią savaitę jums parengė Mūzos. Dėkojame, kad šį pusvalandį buvote drauge ir atsisveikiname iki kitos savaitės. Likite sveiki.